Kažkada kvietėm lektorių pamokyti mus laiko valdymo. Niekada neužmiršiu, kaip jis gana griežtai žvelgdamas į mus per akinių viršų mums sakė: jūs nesat laiko valdovai. Laiko yra tik tiek, kiek yra. Ir tik kai jau išsiaiškinome, ką norime veikti gyvenime, ėmėmės laiko planavimo, o ne laiko valdymo technikų. Nuoširdus ačiū už tai iki šiol. Nuo savęs noriu pridėti tai, kad paprasta matematika yra labai svarbi. Mūsų lūkesčiai, ypač emocijomis atausti tikslai, nekreipia dėmesio į tai, kad laiko yra tik tiek, kiek yra. Ir dažnai mums priplanuoja veiklų, kurias reikia daryti taip, jog paroje turi būti mažiausiai 48 valandas. Suvokimas, kad visko nespėsim, todėl teks išsirinkti svarbiausius dalykus, yra gana nemalonus. Beje, tik iš pradžių. Bet tai yra nenusakomai svarbus sprendimas. Pabandykit susidėlioti, kiek laiko tikite skirti šioms veikloms. Aišku, užsirašykit ant popieriaus. Darbui, mokymuisi, keliavimui, poilsiui, sveikatai, pramogoms, buičiai ir valgymui. Ir kiek tam reikėtų paroje valandų. Na, o po to jau susidėliokit realų paveikslą. Taikos ir ramybės.